Christian Dioras buvo mažas berniukas, pasaulis atrodė visai kitoks. Jis matė moteris su sunkiais, daugiasluoksniais sijonais ir pavojingais korsetais, dėl kurių joms buvo sunkoka kvėpuoti. Bet net ir tada moteris troško pasakoti apie save. Be žodžių. Tais laikais net paprastas gestas, kaip moteris pakelia savo sijoną, kai lipa į karetą ar peržengia, pavyzdžiui, slenkstį, reikšdavo labai daug. Etiketo taisyklės sakydavo, sijoną laikyk dešinę ranką, tik šiek tiek gali jį pakelti. Pakelsi abiem rankom, tai jau vulgaru. Iš to, kaip moteris kilstelėdavo sijoną, buvo galima suprasti jos statusą, manieras ir pasitikėjimą savimi. Šiandien mes sijonų taip nebekilnojame, bet vis dar turime savo vidinius kodus, gimimo skaičius, kurie lygiai taip pat pasako, kas mes esame. Kur slepiam save po sluoksniais, o kur leidžiame savo atsiverti. Nori sužinoti, ką sako tavo skaičius? Kviečiu į mano online numerologijos kursą. Kartu iššifruosime tavo unikalų kodą ir sužinosi, kokį sijoną tavo siela kilsteli pasaulį.